Va čia tai susuksim. Esame žiauriam žymė. Žiauriausiam kokiam tik esu buvęs. Hardcore muzika. Nu gerai, ne hardcore muzika. Espanol music. Espanol people. Jack motherfuckers around me. Ir šiandien parodysim lietuvišką galią, lietuvišką jėgą, lietuvišką energiją, lietuvišką agresiją. Arnold's Fitz Gym. Esame. Kol kas pirmas įspūdis žiauriai insane gymas. Apeisim aplink įrangą, pažiūrėsim, kas patinka, kas ne. Žiauriai rimti žmonės, žiauriai mandagus Stefas. Aš atėjau toksai, sakau, lemba. Klausiu, kokią kainą įeina. Sako, 15. Okei. Bet čia tik buvo toksai introdukcioninis klausimas kitam klausimui, kuris buvo, ar tai galima filmuoti. Pradžių norėjom čia paslapčia bandyti, bet pamatėm, kiek daug salėje darbuotojų, kiek daug žmonių ir galvojom, nu, nemandagu. Paklausė, ar influencer? Aš toksai žiūriu į save, į tos 500 subų, žiūriu, jai rodau savo kanalą 500 subų, dar rodau Instagramą savo 90 followerių, rodau ją ir sakau, nu jo, influencer. Einam atidaryti ir pečius ir parodyti žvėrišką galią lietuvišką. Darysi kanas? Jo! Nu, davai, daryk čia. Tau, tu tas gali padėti. O, ne. Normaliai judį. Pišas nesupranta, kad reikia traukti. Reikia traukti kanas. Atkreipkim dėmesį į svorius beje. Į svorius. Kas čia per svorių dėliojimas kebra? Parodyk nugriaustų šitos. Hanteliai šitie. Šitie hanteliai turi istoriją. Pažiūrėkit, kokia istorija. Kiek monstrų šitą hantelį metė ant žemės. Crazy. Žiūrėkit, net šitą mėto. Bet ką mėtė 5 kilus, čia gal griaužia kažkas su nagais kabinasi. Ai, čia gerai. Viskas čia normalia, ne? Metai lipdukus jau. Va, kem 5. Čia mūsų taikinys. Supratau vieną dalyką. Čia kondiškės nėra. Čia kondiškė. Gali būt prikolo. Iškart jaučiu visai kitas kvėpavimas. Lemba, kad neišsimontuoti stovėsimas. Važiuojam, karočiui. Pasikūram, davai! Are you okay? O va, čia tai liūdnoka. Vos. 5 kilus pajūrė. Tikslas yra surasti dar kažkokią mašiną pečiam. Kas čia? Čia yra kaip trastai. Glūds. Jo? Glūds. Olia. Čia krūtinė. Čia krūtinė. Čia labai daug pratimų krūtiniai. Matomai ne nuo to pradėjom. Čia suvedimai. Bet labai įdomiai gulint. O, tenais old schoolinis pratimas labai fainas. Oba! Oba! Darom čia, na. Atsigulus, pečiai į viršų, ne? Nu, kameristas pažengęs. Op! Čia aš reikės padėti, kad atkeltum. Reikia padėčiau atkelti, nes netaisyklingai darai. O, ble. Tik to, kas jau stumė, dar ir mano žmogus ant manęs varį pradės. Hanteliai kitokie, svoriai visi skirtingi. You're eating 12 to 16 ounces of meat and 100 to 150 grams of carbs every meal, and you're doing that 7 times, and you do it day in, day out. You got to have a very simple mindset. You can't be social, you can't be out doing a lot of other activities. So you put on the blinders and you have tunnel vision on what the hell the goal is. I was always on track with everything. Everything was structured. I lived in a fucking box.
Pečius apšildėm, einam išmėginti grūdakėlio treniruotės. Lemba čia kažkaip nedaug kas žiūri mane. Nejaugi kanalo nieks nežino. Kadangi aš spaudimo kampų mėgėjas, tai čia vat labai smalsu. Why me? Why did you spare only me? What's different about me versus our father or mother? Why only me? Just shut up for once. What the heck do you know about it? It's not like you ever had a family in the first place. You were on your own right from the beginning! What makes you think you know anything about it, huh? I'm suffering now because I had those times. How on earth could you possibly understand what it feels like to lose all that? And over it. Labai geras. Žinot, kaip darant slice, mums reikia ir kampą reguliuoti, kontroliuoti. Ir pastojo laikyti įtampą viršui krūtinį, kas yra, gan sunku, ypač naujokui, kurie daro su hanteliu. Bet šitas pratimas, aišku, čia pastovi įtampa aparatas išlaiko, čia žiauriai geras, bet kas man dar labai patinka, kad ir tą kampą išlaiko, toksai visiškai vertikaliai viršui. Toks, labai geras sutraukimas, jaučiasi ne kažkur va čia, po apačią, bet grinai, va. Labai gerai pasijautė krūtinė ir labai lengva daryti. Aš šitam pratimui per aukštas, nes man į saulės rezginį visas remiasi kampas. Tai truputį dusina, o kažkaip giliau kris neišeina. Aš kaip full body darau, tik be kojų. Full body be kojų. Kad ramiai galėčiau funkcionuoti kitomis dienomis. Karštis belė koks. Šiaip šiandien darau tokią kontroliuotą bodybuilding-like techniką, kad tiesiog labiau suprasčiau apie pratimą, kaip jis padarytas, koks kampas, kaip raumuo jaučiasi. Nesidraskau, šį video truputį, šiek tiek mažiau agresijos, daugiau edukacijos. Dabar pradėsim dirbti su rankytėm. Radau gerą aparatą. Šiaip
Anksčiau tai būdavo vienas geriausių aparatų man rankom daryti, bet čia labai seniai, čia tik kai pradėjau sportuoti. Bet tai kas keista, visi treniruokliai skirtingi, karočiui. Skirtingi gamintojai, seniena, kažkas naujo, kažkas nematyto. Sumesta, ne? Sumesta, ko Afrikas labai. Viena aplinktaja, važiuok, 1, 2, 3, 4 ir dar penktą, matau 5 skirtingų gamintojų treniruokliai aplink vieną vietą. Aha. Nu, žodžiu, esam naujesniam podvalė. Viskas sumesta, bet viskas yra ko reikia, svarbiausia. Toks update'as apie katą, tai paskutinis svoris buvo šiaip 105 on a record buvo, kurio dalinausi, bet mažiausias buvo 104 kablis kažkiek. Ir čia buvo balandžio 11. Dabar esu atostogose savaitę, tai čia buvo toks kaip ir planuotas poilsis. Tiek man pačiam, tiek truputį nuo balko. Tai dabar taip ant maintenance laikau savaitę ir čia poilsis ir nuo salės. Nu kaip, sąlyginai poilsis, nes va atsidūriau vieną kartą per atostogą salėj, bet šiaip noriu tokį resetą padaryti. Nebijau aš jokių pertraukų daryti nuo kato, man tai gerai. Aš vis tiek svorio mesti neskubu, viską darau, tiesiog mėgaujuos kelionė ir planuota ir taip plius minus apskaičiuota pertrauką darausi. Aš neinu ten, aš kaip pertrauką darausi, kas yra būtina, kad aš neinu all in ant maistų. Aš čia nevarau čytinu, nevarau nieko, aš visą dieną esu aktyvus, valgau 3 kartus per dieną, tokius labiau mėsingus mylus ir po kokį 1-2 deserčiukus, bet labai daug judu. Ir nesu bloated, vandens prisikaupia daugiau nei per visą katą, bet čia natūralu ir tiesiog mėgaujuos atostogom. Po to grįšiu žiauriai stipriai. Ar atsistatęs jėgas grįšiu, to tik nežinau. Čia tik laikas pasakys, kai grįšiu salę, nes aš darydavau anksčiau tos deloadus, bandydavau įvairius deloadus praktikuoti, po kurių tariamai turėčiau grįžti, turėčiau būti grįžęs su didesnėm jėgom, bet, aš to nepatirdavau. Tai va, toks tas update'as, paskutinis tikras svoris 104,5. Tai 10,5 kg down. If I ran and kept on running until I made it to the far side of the sea, I wonder what I would find. Beyond the sea. Far to the west. Farther than any king can reach, there is a distant place. Probably there's nothing out there. No matter how far I go, it'd be the same. There is no paradise for you to run to. Oi, kaip man ryt skaudės bitski, tu tau čia toks ištempimas nesveikas ir degimas. Vau, čia tai kampas, čia tai pratimas. Pažiūrėkit, kokie už manęs dėdės. Monstriniai. Ką? Prieš mane fleksino? Prie manęs rimti vyrai. Davai nepasileidžiam. Taškomės maks. You know about it. It's not like you ever had a family in the first place. You were on your own right from the beginning. What makes you think you know anything about it, huh? I'm suffering now because I had those ties. No one appears to possibly understand what it feels like to lose all that.
Ką, hibridė, jau vesinuo su vėjeliu gaiviu, žiauri salė, žiaurios klimato sąlygos, bet atbombinom, parodėm klasę, iš širdies padarėm. Šiaip, prikolina salė, tikrai vaibas kitoks nei Lietuvoje. Salę vertinu 7,7 iš 10. Būsiu vertintoja salė dabar. Ačiū žiauriai, kai žiūrit, jeigu iki čia pažiūrėt, būtinai paspauskit laiką, žiauriai padės. Jeigu norit daugiau kontento su sportu, nes artėja ir kito sporto turinio kažkada, tai pasubscribinkit, ateis notificationas, gausit pamatyti gerą vidosiką. Davai, hibridė, sėkmės iki kito. What the heck do you know about it? It's not like you ever had a family in the first place.